dabar matysim, kur paukštukai ateitie iš Kauno. 50. Lina, vietoj 2 žmonių matai. Nu, kažkaip mes šnekam apie ateitį ir dabar dirbtinis intelektas labai madojasi. Tai aš paėmiau ir paklausiu dirbtinį intelektą, žinau tokį klausimą. Pasakyk, kas 2 žodžius, kurie yra patys svarbiausi žmogui ir žmonijai. Ir dirbtinis intelektas atsakė, meilė ir viltis. Ir iš tikrųjų tame žodėje milda, tai yra užkoduota meilė ir myli dar. Ar mane milda? Tai yra viltis ir meilė. Ir ta šventė yra tokia, nu, labai, kaip sakyt, prasminga ir svarbi. Ir Žemaičiui nereikia dirbtinio intelekto. Jisai iš 1000 amžiaus gilumos atsineša šitą meilę ir viltį. Milda. Tai dėkoju visiems, kurie nepabuvot to lietingo, šiais metais nebūdingai šalto tokio oro ir visi atvažiavo čia į šitą meilės atgimimo šventę gamtoj. Ir paklausykit, kiek mus laimina paukščių. Kaip jie džiaugiasi matydami, kad mūsų šiandien čia yra tiek daug. Ir linkiu visiems geros nuotaikos, santarvės ir, aišku, apeiginiai daly rimties, o paskui jau kaip šoksim, jau kaip dainuosim, kaip valgysim, tai gero laiko mums visiems kartu. Man suteikta garbė uždegti ugnį. Ugnelė įsidegė ir mes čia šitoj vietoj neatsitiktinai. Esam po galingu šituo ąžuolu. Ta medžiai tikrai apie 500 metų. O jūs kaip žinot, reiškia, Lietuva, Žemaičiai atsisakė pagonybės maždaug prieš 4,5 metų. Tai šitas medis yra kaip tiltas. Tarp dabartinių laikų ir pagoniškų laikų. Jis dar prisimena pagoniškas tradicijas. Čia taip, nu, man atrodo, kad ypatingai tai svarbu į tą medį pasižiūrės, prisiminti va tą gyvąjį mūsų tikėjimą.
tėvams. Kartokite paskui mane. Didysia mūsų, dievaitė mūsų, didysia mūsų, dievaitė mūsų, didysia mūsų, perkūnė mūsų, Didysia mūsų, perkūnė mūsų, ąžuolo gijom, ugnies stebuklę, ąžuolo gijom, ugnies stebuklę. Sujunki mumis, stiprinki mumis, sujunki mumis, stiprinki mumis. Tebūnie darna. tebūnie darna, Tebūnie darna. tebūnie darna. Telydi jūs visus sveikata. Tiesiunčia ąžuolo šaknis, jo kamienos, šakos, jėgą, energiją, tautiškumą, tautos dvasią. Neškite ir kelkite kiekvieną dieną nuolankumu ir meilę. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Dabar dar tik pavasaris, bet ateina laikas, kai turim sėti į žemę grūdus ir ateina laikas, kai šitie grūdeliai jau yra užaugę, subrendę ir paruošti maistui. Tai pavasaris, aišku, yra tas laikas, kada mes viską sėjam ir dėkojam žemynai, kad jinai mums užaugina šitą derlių. Kiekvienam po grūdelį. Gyvo žalio. Būtų gyvenime, kad užaugtų tie grūdeliai ir nieko netrūktų, kad kodėl yra sakoma, kad vadina kažkodėl tai, kai žmonės du jauni įsimyli, susituokėm ir kažkur važiuoja praleisti medaus mėnesio. Tai vat, kad to saldumo niekad nestokotumėm, kad to medaus būtų tiek, kiek tęsiasi mūsų gyvenimas, kad laimė aplankytų ne retkarčiais, bet kiekvieną dieną pas mumis. Ir ta meilės deivė, kuri sakoma, kad turi sūnų, kuris irgi turi tokią stebuklingą strėlę ir įžiebė meilę, kada jau pasiruošusios dvi širdis susijungti. Tai daugiau apie medų papasakos Donatas, visokių meilės skonių mums leis pajusti. Kai ugnelė šitaip įsidegus, tiesiog palaikykit, nusiplovėm vandeniu, dabar dar ugnelė.
Koks yra brangiausias mūsų Lietuvos turtas, kurį visi brangina, tai savotiškas auksas. Ir paprašysiu dabar šitą gintaro dulkes. Kiekvienas irgi paimsim po žiupsnelį, prisistatysim, pasakysim savo vardą, iš kur ir tiesiog palinkėjimą, ko linkim mes į šitą šventę, į šitą gyvenimą, į šitą mūsų sambūrį. Linkiu, kad visas gyvenimas būtų ne vien tik tai šita šventė, kad kiekviena diena, kiekvienoj dienoj rastumėm nors mažytę šventę ir mokėtumėm džiaugtis kiekviena akimirka. Tebūnie. Čia esu Lina ir esu šitos sodybos šeimininkė. Algimantas, Linos vyras. Noriu palinkėti visiems tai, kad žmonės neprarastų žmoniškumo ir jie neprarastų bendrystės. Būkime visi drauge kartu, tada mes būsime žmonės. Esu Edita iš Klaipėdos ir linkiu visiems besąlyginės meilės. Gerai, žinoma. Tadas iš Klaipėdos. Būkim sveiki. Burkitės arčiau ugnelės, galim ratą biškį susiaurinti. Esu Dovilė iš Žemaičių Kalvarijos. Palinkėsiu, kad šiandieną būtų gražios tradicijos tik pradžia ir be abejo taikos. Dar kartą kartojam. Aš esu Ąžuolė nuo Šiaulių kraštą. Linkiu, kad Deivė Milda kuo daugiau meilingų žmonių mums, kaip sakant, tos meilės tiek duotų, kad mūsų tautą gausintų, kad mūsų būtų kuo daugiau gyvuotumėm ir per amžius amžinosius į tebūnie tep. Esu Vaiva, iš čia pat, netoliai gyvenu. Ir noriu palinkėti savo ir visiems vis dėlto būtų didžiulė meilė, neštinam per gyvenimą, mokyti savo vakus, nes tai tikriausiai visų mūsų gyvų žmonių pagrindas. Būkime meilėje. Matytų prie šito aukuro kažkokius panašius žmogelius į mumis, kurie galbūt žemaitiškai nešnekės, bet daug dievė, kad šnekėtų. Nors lietuviškai. Ir nors balti atrodytų kaip mes. Aš dabar esu suaugęs vaikas, meilė ir stebuklais aš tikiu. Iki šiol nesuprantu, vienišas esu, meilės ieško visur ir niekaip nerandu. Teisingai vietoj, bet Milda. Kaip sako, be meilės neauga. Be meilės numiršta maža skruzdėlė. Palinkėsiu savo surasti tą vienintelę kažkur ir jums visiems, kas dar esate vieniši, kad surasti vienintelį arba vienintelį. Milda. Tegul įsipildo. Metimą reikia, metimą daryti. Dar kartą. Tai iš trečią kartą laimės. Aš esu Algirdas Razgas. Algi draugs iš Gragatių. Visiems linkiu geros sveikatos. O papa. Metimą daryti. Daugiau biškį mes atsiprašome. Žemiau biskį, žemiau. Iš kodų į boj klinelį yra taupyti. Žemiau reikia mesti. Darija, Vilnius, linkiu visiems meilės. Aš Alfonsas iš Vilniaus, visiems puikios nuotaikos, meilės, šilumos ir gražios dienos. Pašildysim duonelę. Laužiam tą pusę, traukti į save šį save. Didesnį nulaužį. Kas svarbiausia? Ir aš jums linkiu, kad
Laužkit ir siųskit toliau. Visos dalys man tinka. Labai reikalingos. Dėkoju. Visai čia netoli, kurios bus kaip simbolis, kaip ženklas pavasario. Tikėkimės, kad kitais metais bus gerokai šiltesnis ir jau alyvos žydės. Šventės pagrindinė dalis yra meilė, o kada skleidžiasi meilė, skleidžiasi ir žiedai. Ir tikėsime, kad kitą pavasarį jie jau žydės. Ir čia Algimantas padarė tokią meilės alėją, kur jau kitą pavasarį bus staliukas ir solelis, ir bus galima atsigerti meilės gėrimų, kada važiuosit pro šalį, užsuksit. O dabar tiesiog tas alyvų sodinimas, tai paprašysiu vyrų, kas norit, po vieną alyvą pasodinti. Ir Vaiva dar. Aš labai norėčiau apie tą alyvą, ne? Jeigu atsimenat ir prisimenat senuosios sodybos, visuomet prie namų būdavo auginama alyva. Ir iš tikrųjų ne šiaip savo, ne tik dėl tų gražių žaidų savai kvapą, bet alyva turi tokį savybę, kada panaikina liūdėsi, panaikina, kaip sako, tokios neteisingas meilės, kažkokius tai burtus visokius ar ne, užbūrimus ir taip toliau. Žodžiu, tas, kas neleid žmogų mylėti. Ir ta alyva, kuri skleidžia tų savo žaidus kiekvien pavasarį, savo to žydėjimu, tai ir per tonžėjimą, kas buvo susikaupę arba kažkas įvyk neger, panaikindavo. Tiesiog žmonės vėl iš naujo galėdavo naują žiūrėti savo meilį, savo artimusius ir vėl patys mylėti. Tai šitą alyvą, tegu ir skleidžia didžiulį meilį šitam kiemui, ir kad čia nebūtų nesantarvių ar kažkokių tai skriaudų, ar ten, kaip žinot, susibarė, dar kažkas įvyks, pradėti pyktą, tai kad tų pykčių kuo mažiau ateikit, pasidėsit prie alyvos ir viskas pradings. Alyva sako, Milda, Milda. Aš lauksiu to žydėjimo alyvų, kai aromatas sklinda po laukus, kai jos lyg vynuogės kekes brandina ir kaip liaukės dieviškais kvapais vaidina mus. Aš prisiskeisiu jų baltų ir dar raudonų, jos tavo meilė man primins. Priglaudus prie krūtinės jausiu kvapą, jų malonų, girdėsiu, kaip į žiedus ašara nukris. Jūs alyvos, mano meilės gėlės, jaunystėn kas pavasarį grąžinate mane. Aš gaudau jūsų švelnų aromatą ir kaip kadais dar vis vaikstu jame. Poetė Irutė Markažinskaitė Azickienė. Susikabinam. Aš tai ne jaunimas, tai kažkokia sena. Sena, čia kaip tik senių ir senė irgi vakščio. Išeina, ten neapžin kur bent. Da kartą senus ir iškoti reikia. Jo, kaip čia gal, stojate, padėkite, aš Žodė ir tokie dainiaut reikės, aš nedainiausiu dainiaus. Mes vakščiujom išėjame ten, kiek mes dar te vakščiusiam. Patiks mergelė, pamylėsiu, šiandieną, mylėsiu rytuo.
Meilė tėvynei, lopšinė gimtinė ir motinai. Laukai gražiai sugulė, miškai žaliai sužėlė, baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė. Kiek rovė neišrovė, kiek skynė nenuskynė. Todėl, kad tu šventovė, todėl, kad tu tėvynė. Vienų namie mylėta, kitų svetur vadinta. Mamos karagėlėta, muziejui pakabinta. Atrodo, kad likščioliai per vėją, lietų, sniegą visi mes tartum broliai. Po tas kara užmiega. Užmieg ir tu, motulė, juodų arimų gėlė. Vaikai gražiai sugulė, rugiai žaliai sužėlė. Aš beržas, lietuviškas beržas, išbridęs iš pievų nakties sustoju, ties mūšiu, didžiausio kelio su plieno dalgiu ant peties. Ir audra, ir giedra, ir viską praūžęs, girdžiu aš tyliais vakarais, kaip skleidžiasi naktis žalioj mėnesienoj, baltųjų žiedų auskarais. Purienos, kaip taurės auksinės sudužė, nukrito po kojo iš mano širdies. Aš viską praūžęs, rūkais užsirūkęs, geriu žalę tylą nakties, geriu žalę šeilą, geriu žalę vyną, geriu ir apsvaigęs einu, negaila man aukso, negaila sidabro, tik tų prarastųjų dienų. Bet ne viskas praūžta, ne viskas. Aš didelius lobius valdau, turiu savo džiaugsmą, turiu savo skausmą. Ateik, dovanosiu ir tau. Netinka tavo auksas, netinka sidabras, nei žodžiai saldumo pilni. Netikras čia auksas, netikras sidabras ir deimantai tie netikri. Bet skleisis dar naktis žalioj mėnesienoj, baltųjų aušrų pumpurais. Ateik, apkabinsiu, į širdį priimsiu, papuošiu žvaigždėtais nakties auskarais. Bet praeisi pro šalį, kaip laimė praeina. Nekeiksiu aš savo lemties. Aš beržas, lietuviškas beržas, su plieno dalgiu ant peties. Geriausias Lietuvos skaitovas dabar, Robertas Šarknickas. Tyliai leidžias pavargusi saulė, paskutiniai šešėliai dienos. Galbūt viską pasaulyje pamiršiu, tik tavęs mylimoji niekados. Galbūt viską pasaulyje pamiršiu, tik tavęs mylimoji niekados. Išėjai tu rasotais takeliais, nesiklausei tėvelio nei mamos. Ant pirštelių skaičiuodama žvaigždžių
grūdas. Tu sakei, kad mylėsi visados. Ant pirštelių skaičiuodama žvaigždutes. Tu sakei, kad mylėsi visados. Jei nenori, nemyli, nereikia. Aš iš meilės numirti galiu. Nes aš pas tave sugrįšiu. Šaltas kojas pakišiu po kalną. Labai gerai, šaunuoliai. Nes aš pas tave sugrįšiu. Šaltas kojas pakišiu po kalną. Ačiū.